Labas, tai kurgi aš esu dingusi. Visiems labai labai smalsu. Į laivus noro grįžti turiu, bet dar laukiu visatos leidimo. Visatos leidimo, jinai čia, žodžiu, išdarinėja visokiausius dalykėlius. Tai kur aš esu dingusi? Pirmiausia, vienas punktas iš mano metų didžiulių, grandiozinių planų, kurie atėjo metų tik viduryje ir apvertė mano gyvenimą vėl aukštyn kojom, beveik įsigyvendino ir aš labai tikiuosi, kad man pavyks nueiti iki galo. Tai aš pradėjau, nieko aišku nenustebinsiu, bet aš pradėjau mokytis. Aš žinau, taip, aš mokausi visada, aš visada paskaitose, aš visada konsultacijose, aš visada seminaruose, taip. Bet aš pradėjau mokytis tam, kad turėčiau dar vieną diplomą ir tam, kad galėčiau suteikti savo daugiau naudos, išskleisti savo talentus, kuriuos žinojau, kad turiu jau prieš gerus 10 metų, bet vis dar su jais eksperimentuoju, tačiau nesu viską įvaldžiusi. Ir kad galėčiau jums padėti ir turėti ir daugiau paslaugų ir nerti dar giliau su jumis kartu į gylius, į jūsų sielos gylius. Visai netrukus turėsite tokią akciją, atrakciją, galėsite ateiti pas mane už visiškai simbolinį, nežinau, 3 eurų, 5 eurų mokestį dėl taro kortų konsultacijos, nes man reikės praktikos oficialios. Žinote, kad taro kortą savo dėlioju ir tik savo, išoriai nedėliodavau. Dabar aš jau to mokausi oficialiai, nors esu tikrai susipažinusi ne su viena knyga, informacija, paskaitų turėjus. Tikrai, bet vis kažkaip tai nedrįsdavo eiti iš to keliu su angelų kortomis. Labai puikiai esu jas įvaldžiusi, bet vat su taro kortomis aš kažkaip išoriškai nebuvau pasiruošusi. Apie kitus dalykus, apie kitas konsultacijas tikrai pranešiu šiek tiek vėliau, nes mokslai dar tik tai prasidėjo. Tai va, tai mokausi. Mokausi, dirbu ir netrukus galbūt apie tai vėliau, dabar turbūt per anksti gerokai yra. Keliauju link savo šitų 2 užduočių, kurių dar pilnai neįveikiau, neturiu dar tokio galbūt finansinio pagrindo stabilaus, jas įgyvendinti, bet aš tikiuosi, kad atsiras galimybės tas savo svajones įgyvendinti. Ir nepamirškite, kad tos mėnuliukės, kurios pateikė man labai daug užsakymų ir angelų žinučių ir kristalų užsakymų, tam, kad norėdamas palaikyti mane, kad aš galėčiau gyvendinti savo svajones, tai aš jau jums rašiau, galbūt dar ne visoms spėjau parašyti, bet jums pirmosios konsultacijos bus dovanų ir tikrai nemokamai, taip išreiškiant savo dėkingumą už jūsų palaikymą. Tai energetiniai mainai čia vyksta visada, ar ne? Abipusė meilė, abipusis palaikymas. Tai kai reikės mano pagalbos, jūs žinote, kad jūs gausite dovanų. Ir apskritai aš mėgstu jūs stebinti ir tikrai gausiai dalinuosi su jumis savo žiniomis, ar patarimu, ar ne, ar nukreipimu, kai jūs paklausite, kai jūs paprašote, stengiuosi rasti laiko. Paskutiniu metu tikrai pametu labai daug žinučių, nes kai važiuoju į miestą, nors savaitgaliais irgi mokusi, bet kai ištrūkstu iš miesto į mišką, visiškai, žinokit, nėra ryšio, kad ir kur be nuvažiuočiau, tai kartais matau jūsų žinutes, jų specialiai netidarau, kad jos būtų pažymėtos, kad neskaitytos, po to, kai grįžtu, jos kažkodėl tam paskaitytos, kažkur į apačią nuvažiuoja. Tai žodžiu, jeigu kažkam kažkur kažkas yra labai svarbu, tai tiesiog parašykite man dar kartą, neatsakei man, ten žinutę rašiau, nes tiesiog toks maratonas, kad iš mokslų grįžtų 10 vakaro, pusė 11, kartais baigėsi ir wow, žodžiu, ir dar stengiasi atsakyti ir žinutės, ir tai to laiko papliurpti, žinokit, vis mažiau, bet visada galima užsirašyti ir asmeninę konsultaciją, menduliukės, ir šiaip labai dažnai tikrai duodu patarimą, tiesiog dovanoju savo laiką ar nežinias. Čia tai nenuginčiamas faktas, tikrai labai noriu visom padėti, o jeigu kažkam neatsakiau, tai jūs mane ten dar truputėlį pakrebždenkit ar ne ir priminkit.
tos, kurios ateina pasimti tik informaciją apie kristalus, koks tinka ir vėl dingsta, tai aš jau sakiau, aš jums neatsakiau ir nebeatsakysiu, nebent tik tai rimtai ketinate įsigyti kristalą, o ne eilinį kartą pavogti mano laiką, mano žinias, ar ne, mano ekspertiškumą ir dingti, nusipirkti turguje netikrą kristalą, po to man siūsti jo nuotrauką, kad aš abejoju, kad čia tikras, nu tiesiog pavargau. Kur perkate, ten ir konsultuokitės, ar ne? Nepasitikit, nevokitų laiko, nes viskas grįžta atgal, ar ne? Viskas grįžta atgal. Kažkas iš tavęs bus pavogta per gyvenimą. Tai tiesiog, aš matau jūsų žinutės, bet aš jau sakiau, aš jums nebeatsakysiu ir nebeleisiu vagiliauti mano žinių ir mano laiko ir mano gyvenimo. Tai vat, tokia ta kristalų fėja, kartais ir pikta būna. Tai štai, tai prasidėjo mano mokslai, žodžiu, labai džiaugiuosi, labai įdomu, labai smalsu, labai faina tobulėti, jau po truputėlį kartais turiu ir praktiką. Vat vienai menuliukiai kaip tik vakar irgi padėliojom 2 klausimus dėl sveikatos ir dėl labai didelio pirkinio įsigijimo. Kadangi aš ją pažinau labai nedaug ir visai kitokią nuomonę buvau susidarius ir galvoju, kad čia kortas kažkokias nesąmonės rodo, bet galvoju, reikia sakyti tai, ką rodo, galų gale, aš dar mokausi, ne? Bet pasirodo viskas 100% sutapo, tai ja, kartais tas protas įsijungia ir visą laiką bando protas, ar ne, patrukdyti. Žodžiu, čia visai kita tema. Tai va, tai niekur aš nedingusi, tiesiog prioritetas visada būna jūsų siuntiniai, jūsų užsakymai, meditacijos, čia yra number 1. Tada jau keliauja mokslai ir tada bandau laiku bent jau šiek tiek normaliau pamiegoti, pasimaitinti, bet tiesiog reikia įsivažiuoti tą naują režimą, kai tu nieko nespėjai labai vėlai grįžti. Tai tiesiog taip yra. Bet aš labai džiaugiuosi galimybę ir tikiuosi man pavyks. Tai va, viskas iki galo. Dėkoju už jūsų palaikymą, už jūsų supratimą, už jūsų užsakymus ir net seminarą spėjau, žinokit, išleisti čia tarp mokymosi, tarp bėgimo, čia pasane darbų sąrašas, wow, žinokit. Visiškas kosmosas, bet taip norėjusi duoti naudos, tiek aš jūsų gaunu tų žinučių, kad nežinau, nuo ko pradėti, visada viskas blogai, knygos sudėtingos, informacija yra sunku. Tai vienu žodžiu, šitas seminaras tikrai visiems sukramtamas, visiems suprantamas ir jau neturi teisės verkti. Kaina nerealiai draugiška, sakau, Lietuvoje turbūt nerasi tokio pigaus seminarą už 3 valandas, 33 eurai, tai čia yra iš viso. Mėnesį, savaitę mokykitės, rašykit, konspektuokit. Ir svajoti išmoksit, ir rašyti, ir suprasti, ką blogai darot, ir ką gerai darot, visai ten pagrindas, norėsit į gilį, bus gilis. Ir irgi, jeigu įdomu, kokių dar temų norėtumėt seminarų, tai parašykit komentaruose, bus labai įdomu išgirsti ir kokia trukmė jums yra komfortiška. Aš norėjau duoti maksimaliai, aš taip norėjau, kad perklausę tą seminarą jau pradėtumėt žingsnius, jeigu ne 1, tai 15, po to 7, po to 6, po to 3. Žodžiu, patys savo susidėliokite savo planą, bet ten yra tikrai pokytis jums garantuotas. Tiesiog garantuotas, negali būti kitaip, nebent tik visiškai nieko nedarysit, užsispyrusi, viską žinau ir nedarysiu, nors ten yra labai netgi nesudėtingų užduočių ir patarimų ir kaip sakiau, aš viską pagrindžiu savo gyvenimo keliu. Faktais, pavyzdžiais, ne tai, kad sausa informacija, ir aišku, mano gydantis balsas, energija, tai žodžiu, vien pliusai, tai žodžiu, jau tikrai neturi teisės verkti, nes tokia galimybė tau tikrai padėta ant lėkštutės, ne panosim, nebent tik tau patinka būti aukos būsena ir toliau gyventi tokį gyvenimą, tai čia tavo pasirinkimas. Sorry, tokia tiesa ir tai yra tiesa, kad ir kaip grubiai skamba, bet tai yra tiesa. Patinka, reiškia, dar nepakankamai užkniso tave šitą būseną. Tai va, tokia yra tiesa. Parašykite, ką jūs veikiate, kokie šiais metais buvo iššūkiai, kokiu norėtumėt paskaitų. Žodžiu, parašykite man, kad ir šiaip kaip jūs jaučiatės, nes aš taip jūsų pasiilgu ir vis galvoju, va čia tai laivui laiko atsirašė, eik tu savo. Aš vis dar tikiu, kad jisai atsiras, bet aš apie jūs galvoju, aš jūs prisimenu, su daug ko susirašom, labai pasilgu, labai apkabinu. Ir kas mokosi irgi, tai gerų mokslo. Man ir jums irgi gerų mokslo. Arba gero seminaro žiūrėjimo. Bučiuoju ir iki.